Būk geras, aš to grįšiu. Šunį vieną palikti namuose saugu ar ne? Šuns palikimas namuose. Apšnekėjom, kad turim naują augintinį, savaitgalį kaip ir praleidom, 2 dienos adaptacijos šuo gavo, tai jau viskas, galiu pirmadienį savo ramia sąžinė išeiti į darbą, 8 valandom uždarau. Artimiausia 10 metų ramios sąžinės nebus. Šuniuko palikimas namuose didelė problema, dažnai susiduriu, dažnai klausia žmonės, dažnai konsultuoju, atsižiūrint į kiekvieną šunį individą, vienareikšmiškai. Yra šuneliai, kurie tiesiog nemoka būti vieni, yra šuneliai, kurie turi baimės vienatvėj, yra kitokių visokių šunelių, kurie turi sutrikimus ir visokių ten, galbūt netgi psichologinių momentų yra tam tikrų. Bet kokiu atveju, įmant bendrinę prasme, šuo turi būti mokinamas likti vienas namuose. Yra metodikos, yra strategijos, yra galų gale filosofija, kaip tai daroma. Reiškia, šunelis turi būti mokinamas likti vienas namuose. Kaip tai daroma? Labai paprastai ir labai sudėtingai tuo pačiu. Priklausomai nuo šuns individo. Jeigu turim narvelį kažkokį šunį, boksą, būdelę, namelį saugų, mokiname jį saugiai jaustis tam namelį, tai vėlgi tam tikra dresūros atkarpa, tada tą namelį galbūt uždarom, galbūt tiesiog neuždarom, pasodinam tą šunelį narvelį, išeinam keliom sekundėm už durų, už kampo, pasislėpiam, grįžtam, pagiriam, galbūt po to kokiai minutė išeinam ir tokiu būdu laikas ir intervalas yra ilginamas. Priklausomai nuo šuns psichikos, nuo šuns sudėdamųjų, gali užtrukti porą mėnesių, mokinimas gali užtrukti ir visą likusį gyvenimą. Ir šitoje vietoje labai svarbu iššifruoti, ar tas šunelis tiesiog nenori būti vienas, nes jam nuobodu ir liūdna, ar galbūt jis turi kažkokių tai problemų galvytėje. Tai šitoje vietoje vėlgi ta dresūra turėtų būti skiriama į skirtingas kryptis. Jeigu šuo turi problemų su fobijom kažkokiom, tai su baimėm kažkokiom, tai vienatvės fobija galbūt yra kažkokia vienaip sprendžiamos problemos. Jeigu tai tiesiog buitinis šunelis, kuris sveikas, gražus, bet tiesiog išdykęs ir nori kažką veikti visą dieną, ten draskyti batus kažkieno ar lovas perstatinėti bute, tai yra kita situacija, bet kokiu atveju jos reikia mokinti ir tai yra pakankamai ilga procedūra. Tai pirmadienį 8 valandom palikti? Ne, nerekomenduoju. Kiek ilgiausiai galėtų jaunas Nėra šuniukas? tokių terminų, neįvardinsiu, nes gali būti ir minutė, gali būti ir valandos. Tai vėlgi labai priklauso nuo šeimininko pačių kaip po tokių. Yra, kurie neturi sąžinės, uždarė, išėjo, šunelis pats apie 4 valandas, pavargo cypti, užmygo, kaimynai laimingi, kaip ir nieks nevyksta. Yra šeimininkų, kurie metus laiko uždarinėja šunelį ir tik po metų kaimynai pasako jiems, kad, žinai, tavo šuo visas 8 valandas ir reikia cypia ir ten draskosi ir daužosi. O šeimininkas įsivaizduoja, kad viskas pasinamuose tvarkoje. Tai šitoje vietoje viskas labai individualu. Galų gale vienintelė rekomendacija, jeigu jau taip atsitinka, kad paliekat savo gyvūnėlį, šiuolaikinės technologijos leidžia turėti nuotolinį ryšį. Statykit web kamerą, statykit kažkokius tai, nežinau, dar kažkokius tai įrengimus, kurie galbūt leistų retkarčiais ar galbūt nuo online matyti tą šunelį, kaip jis elgiasi, kas vyksta. Ir jeigu aš jau matau, kad ten kažkokia yra stresinė situacija, ir ten tas šuo sienom lipa, galbūt tada reikia būti pasiruošus planą, kaip išeiti iš darbo, kaip atsiprašyti darbdavio, kad grįžti namo ir kažką tai tam šuneliui gelbėti. Viskas labai individualu ir vienareikšmiškų patarimų nėra. Čia tokia sritis, kur vienareikšmiškai patart neišeina niekada. Bet čia turbūt vėlgi grįžtume prie to pačio, kad šio klausimu geriausiai padėtų asmeninis dresuotojas. Vienareikšmiškai tai turi būti asmeninis kažkoks tai dresuotojas, asmeninis kažkoks konsultantas, kuris patį šunelį mato, kuris šiupinėja šunelį, kuris šiupinėja šeimą, žino, kokie yra jų ten poreikiai, psichologiniai portretai ir panašus dalykai, tada galbūt kažką tai galėtų palengvinti tam šuneliui gyvenimą. Lygiai šitiem šeimininkam. Šunų palikimas namuose. Aš manau, kad ne tik tai šunim tas aktualu ir katėm, jeigu laikas išeiti į darbą arba išvažiuoti kažkur tai, tarkim, visai dienai. Tai kokios grėsmės gyvūnų iš veterinarinės pusės čia slypi?
Tai gyvūnui gali būti irgi nervingumas prasidėti, sakykime, kai jisai paliekamas vienas yra namuose. Jeigu gyvūnai yra nervingi, jie gali pradėti kramtyti ar tai balus, ar batus, ar žaislus. Šitoje vietoje turbūt didžiausia yra žarnų užsikimšimo rizika, ką kartais irgi tenka matyti. Tai va, arba būna kartais gyvūnai, ypatingai šunys, įlenda į šiukšliadėžę ir mėgsta pasivaišinti maisto likučiais, tada irgi gali sutrikti virškinimo sistema. Tai šunį ar katę paliekant namuose vieną, tai turbūt pirmiausia reikėtų generalinę tvarką rekomenduoti pasidaryti, kad nebūtų išmėtytų kojinių. Tikrai teisingai. Jeigu žinot, kad jūsų gyvūnas yra linkęs graužti daiktus, tada reikėtų stengtis tokių daiktų nepalikti laisvai prieinamų. Kokių galbūt patarimų turėtumėt, ką reikėtų būti pasiruošus prieš atvykstant naujam šeimos nariui namuose? Aš visą laiką rekomenduoju turėti Kongą žaislą, nes jį galima sudėti šaldyto išmirkinto maisto. Išmirkini, sudėdi į Kongą, įdedi šaldymo kamerą, ištrauki sušaldytą. Šuniukas kurį laiką gali būti užsiėmęs. Labai toks ramintojėlės kaip soskė vaikui, kaip aš sakau. Tas tinkamas ir visai mažiukam, taip? Taip, jis tinkamas, nes duodi tą patį maistą, kurį į tą Kongą sudėdi, kurį tu duodi paprastai maitindamas. Arba rekomenduoju dėl pačio šuniuko saugumo, todėl kad šeimininkas negali visas 24 valandas matyti to šuniuko. O suėdus kilimą laidus, kartais tikrai pasiekmes būna labai liūdnos. O prie pačio narvo, ką išgirdau, tai narvą kaip ir viena iš būtinųjų priemonių patį pirmą turėti, ta prasme būti pasiruošusiam. Aš rekomenduoju. Taip. Tai kaip reikėtų prie to, ar parsivežiau, įdėjau į narvą ir viskas ir jisai jau bus jame? Ne, iš tikrųjų, tai aš visiems šeimininkams sakau, kad geriausiai būtų maitinti narve ir netgi pradžiai neuždarinėti to narvo, kad šuniukas įeitų, išeitų, žaislų padėtų. Ir maitinimas, kai vyksta narve, jie labai greitai supranta, kad ten tokia labai gera zona, kur yra žaislų ir maisto. Tai iš karto ramiau tai reaguoja ir palaipsniui uždaryti, kelias minutės palaikyti, vėl išleisti. Ir tikrai šuniukai pripranta, nebūna bėdos. Palikimas narve, tai tavo nuomonė, tai pliusas ar minusas, nes tai labai dažnai tenka socialiniuose tinkluose skaityti visokių tų atsiliepimų ir kitiem atrodo, kad palikimas narve, tai čia jau yra bausmė ir kam aš tą šunį pirkau, jeigu aš jį narve laikysiu. Jeigu šuo išmokintas būti narve, nesvarbu, narve, bokse, būdoje, dėžėje kažkokioje, tai jisai toj dėžėje, tam narve, tam bokse jaučiasi saugus. Tai yra jo namai, tai yra jo, konkrečiai jo aplinka, kur yra jo kvapas, jisai žino, kaip ten viskas vyksta, jisai žino, kas ten kur paslėpta, koks skaniukas kokiam kampe. Tai yra jo saugi vieta. Ir aš tik tai vienareikšmiškai už tai, kad žmonės, kada šunys yra palikiami be priežiūros, šuneliai būtų tokiuose saugiuose erdvėse. Tai kaip teisingai? Nepaėmiau už kupros ir įmečiau, o jisai pats norėjo ir nuėjo tenais. Gerai dresuoti šunys, savo akimi esu matęs, labai daug šunų yra tokių paruoštų, kurie savo noru eina į saugią erdvę ir užsidaro dar tada narvelio dureles, kad kuo mažiau matytų juos ir kuo mažiau matytų jie. Jie tokiu būdu poilsiauja, ilsisi. Labai dažnai tos dalykus naudoja kaniterapijos šuniukams. Reiškia, važiuoja kažkur kažką veikti su kaniterapiniais šuniukais ir vežasi krūvą narvų, reiškia, kad tas šuniukas pavargęs nuo darbo galėtų pasislėpti tam narvelėje, pabūti vienas ir pailsėti. Tai vienareikšmiškai rekomenduoju šunį paruošti tam. Ir tada tas visas reikalas nebus baisus, tada tas reikalas neatrodys kaip kalėjimas, kaip bauda tam šuniui ir panašiai. Pats tas šunelis norės ten būti. Jeigu paimsim ir įmesim ir uždarysim, ir dar pakabinsim spyną, taip, šunelis stresas. Vienareikšmiškai stresas, jisai nesupranta, kas vyksta, kodėl taip yra ir laisvė apribota, blogai. Tai prie narvo galima būtų pratinti realiai nuo pat pirmų dienų, kada mes jį atsivežėme. Vienareikšmiškai nuo pirmos minutės. Tas narvelis, ta dėžutė, tas boksas, ta būdelė. Čia kaip be pavadinsi. Kaip be pavadinsi, jisai turi būti. Daug kas bando tą visą pakeisti kilimėlių, pagalvėlę ar kažkokiais panašiais, gražių ištaikingų guolių. Guoliais kažkokiais tai. Tai siūlyčiau vis dėlto orientuotis į kažkokius tai dengtus daiktus,
kurie turi stogą, sienas, kad tas šunelis įlindęs, jisai nematytų pasaulio, pasaulis nežiūrėtų į jį ir tokiu būdu jisai jaučiasi saugesnis ir ramesnis. Ar yra čia ko bijoti šunį palikti narve? Aš manau, kad nereikėtų to bijoti ir labai gera mintis būtų nuo mažo amžiaus šiek tiek pripratinti prie tokios erdvės, nes tikrai gali gyvenime pasitaikyti situacijų, kada gyvūną reikės trumpam laikui palikti narve. Tai tiek paliekant ligoninėje, jeigu gyvūnas yra sergantis, jisai vis tiek yra nepaleidžiamas laisvai bėgioti po kliniką, tiek, sakykime, ir namuose gali būti situacijų, kad teks palikti narve arba tam pačiam automobilį irgi. Tai manau, kad tikrai gera mintis pripratinti prie narvo. Ar gali būti prasidėti lygiai taip pat nerimo kažkokios atakos narve, ko žmonės irgi labai dažnai bijo? Jeigu gyvūnas yra nepratintas, manau, kad tokia galimybė yra. Realiai, nuo mažens pratinant, tai... Taip, labai raginčiau. Manau, kad išloš visi ir jšeimininkai, ir gyvūnas elgsis ramiau. Na, bet jeigu žmonės, tarkim, jau turi pakankamai suaugusi šunį, galbūt jisai ir narve moka pasibūti, bet vis tiek jisai paprastai gyvena namuose laisvai, ne kažkur tai narvelėje sėdi. Ir reikia išvažiuoti, palikti, ar yra kažkokių tai, galbūt kiti klausia, medikamentų, raminančių tų pačių arbatų, ką galima būtų nuolatos, nes tikrai irgi tenka susidurti. Yra iš tikrųjų tam tikrų priemonių. Yra antkakliai, kurie visai neblogai veikia, juos naudoja neretai ir pasiemant mažą šuniuką iš veislyno, nes gyvūnui tai yra tikrai didelis gyvenimo pokytis, gali jausti nerimą pirmom keliom dienom. Tai išvažiavus į darbą, sakykime, kai gyvūnas vienas paliekamas, tai manau, kad raminamasis antkaklis būtų turbūt viena iš geriausių priemonių. Aišku, yra ir kitokių medikamentų, bet turbūt jeigu manęs klaustų patarimo, tai rekomenduočiau pradėti nuo tokios priemonės. O kokiu principu jisai veikia? Ten yra išskiriami tokie kaip feromonai raminantis ir gyvūnas tiesiog jaučiasi labiau atsipalaidavęs. Jis nėra labai ramus, sakykime, ten nėra, kad reaguoja mažiau į aplinkos dirgiklius, bet jisai tiesiog jaučiasi ramesnis. Ar tokiose situacijose galėtų padėti, taip pat plačiai dabar kalbama apie aromaterapiją? Man neteko susidurti. Nežinau, kiek tai yra moksliškai įrodytas metodas iš tikrųjų, nes taikant kiekvieną priemonę, kad ją galėtumėm rekomenduoti, tai turim turėti įrodymų, kad jinai veikia. Tai šitoj vietoj neteko girdėti, kad tai būtų įrodyta. Kiek jisai galėtų ilgiausiai išbūti tam narve, ta prasme, kaip mums reikėtų susidėlioti tą savo dienos režimą, kad jisai nesigautų, kad vien tik narve sėdi. Kai išleidinėjau šuniukus namo, būtinai mes aptariam, kaip šeimininkas pirmasis dienas gyvens su šuniuku savo šeimos nariu. Tai aš visą laiką juokiuosi, kad dabar jūsų gyvenimas yra 4 valandų režime. Tai yra valgom, einam į lauką, žaidžiam, einam miegot, po 4 valandų procesas yra tas pats. Naktį, truputėlį ilgiau, sakyčiau, jeigu 2 mėnesių šuniukas, tai gali apie 5 valandas pamiegot. Tikrai neiškinties mažylis naktį 2 mėnesių, kad nieko neprisidarytų. Teks keltis, o kiek ilgai tai individualus dalykas. Vienas šuniukas gali po savaitės 2 jau ilgiau išmiegot, kitam reikės dar kurį laiką, mėnesį kokį tai pasikankinti. Su darbu truputėlį reikėtų susiderinti tą 4 valandų režimą. Tai šitas svarbu, kai labai mažas šuniukas, nes kitu atveju negalima uždaryti 8 valandom ir išeiti. Tikrai jau jis per mažas dar tas 8 valandas išbūti. Nebent šuniukas yra vyresnis, kokių nuo 6-7 mėnesių, tada taip, jau tada galima tas 8 valandas. O dėl išsiskyrimo, kai kurie šunys aplamai iš veislyno išvažiavę, jeigu būna gaujoje, jie vienas kitą turi. Ir staiga jisai tampa vienas svetimuose namuose su svetimais kvapais, su svetimais žmonėm. Tai yra visiškai normalu, kad jis gali pradėti stresuoti, jeigu jūs jį palikinėsit. Tai aš rekomenduočiau pradžiai, taip, išeini iš durų, vėl ateini, duodi kąsniuką. Išeini ir taip ilgini tą laiką, stebi šunio reakciją. Jis dažniausiai cypia ir būna neramus. Tas išsiskyrimo nerimas pas jį atsiranda dėl to, kad jisai nesupranta, kad tas šeimininkas grįš. Ir
tuo grįžimu pirmin atgal ir ilginant laiko išmokini šunį, kad jisai suprastų, kad šeimininkas grįžta ir jis kantrai lauks. O prieš paliekant galbūt kažkokie tai yra žaidimai, kažkokios tai veiklos, kuo galima, nu, vat, tarkim, jų vis tiek, jūsų irgi pakankamai aktyvų šunis, jeigu tai priklauso. Tai kongas, būtent, kurį rekomendavau kongas, jisai šaldytas ir kurį laiką tiesiog užsiemas to kongu. Tai jį pagraužus, pagulėjus, kaip ir šeimininkas jau ir grįžta ir viskas jau ir gerai. Kokie požymiai galbūt išduotų, kad šuo ar katė patiria ilgalaikį stresą? Tai manau, jeigu gyvūnas pradeda kitaip elgtis, negu iki tol elgdavosi, sakykime, jisai mažiau domisi žaislais, maistu, yra vangesnis, bijo išeiti į lauką. Tai manau, kad dresūra yra iš tikrųjų numeris 1 priemonė ilgalaikiam poveikiui. Tai elgesio terapija irgi su elgesio specialistais galima pasikonsultuoti. Kai tokios priemonės neduoda reikiamų rezultatų, tada galima kombinuoti su medikamentais. Bet ilgalaikiam baimėm vien medikamentai visko neišspręs. Vis laiką reikia kombinuoti kartu su elgesio terapija. Ar vėlgi iš savo pusės galėtumėte išskirti kažkokias tai veislės, kurios labiau linkusios, tarkim, į tą išsiskyrimo nerimą? Yra iš tikrųjų veislių, kurios nervingesnės, tai tam tikrų linijų vokiečių aviganiai yra pakankamai nervingi šunys ir turi tą išsiskyrimo nerimą. Taip pat gyvūnai, kurie turi ypatingai daug kontakto su šeimininkais, tai sakykime mažų veislių, Yorkšyro terjerai, kurie niekuomet nepasitraukia nuo šeimininko ir jeigu susidaro tokia situacija, kad šeimininkas negali būti kartu atostogas ar kažkokios kitos priežastys, tada gali būti tikrai nemažų problemų. Paminėjote atostogas, o išvažiuojant atostogų, ar reikėtų kažkaip tai specialiai kažkokį pereinamąjį laikotarpį padaryti, galbūt paruošti šunį katę, kad, na, tarkim, šeimininko dabar kažkurį laiką nebus? Manau, kad tai būtų gera mintis. Jeigu pirmą kartą, sakykime, jums reikės gyvūną palikti, tai būtų protinga toje aplinkoje, kur jisai bus, po truputėlį jį palikinėti, sakykime, palikti dienai, galbūt 2 dienom, pasižiūrėti, kaip jisai toleruoja. Katėms, žinoma, stresas yra pakeisti aplinką. Jeigu tik yra galimybė, rekomenduočiau palikti namuose ir galbūt, kad kažkas ateitų prižiūrėti, nes katės yra labai prisirišusios prie aplinkos. Šunim ta problema yra šiek tiek mažesnė, tad tinkamai pripratinus prie naujų žmonių, naujos aplinkos, manau, tikrai galima pasiekti gerų rezultatų. Ar šunys mišrūnai labiau linkia į išsiskyrimo nerimą? Nepasakyčiau, viskas labai priklauso nuo individualių gyvūno charakterių savybių ir taip pat auginimo, kaip jisai buvo elgiamasi, kaip jisai buvo augintas. Dėkojam mūsų pašnekovams, kurie suteikė savo informacijos, daug gyvenimiškos patirties. Tikiuosi buvo įdomu. Prenumeruokit mūsų kanalą ir susitiksim kitose laidose.